Visų pirma, Gurmetas atsirado prieš gerus 2 metus. 2006 pabaigoje mes atidarėm pirmą mažą parduotuvėlę Vilniaus Ulonų gatvėje, tokį kiosko dydžio 17 kvadratinių metrų parduotuvę, kur pradėjom prekiauti vynais. Skirtingai negu kad kiti pardavėjai, iš karto orientavomės į tam tikrą aukštesnio lygio pirkėją ir stengiamės jam atvežti tokių prekių, kokių iki tol Lietuvoje tarsi ir nebuvo. Ir kadangi mūsų prekės nėra pirmo būtinumo prekės, tai mes pardavinėjom daugiau emociją negu kad produktą. Ir visa idėja aplink Gurmet parduotuvėlę yra atvežti Viduržemio jūros regiono emocijas čia į Lietuvą. Praktiškai paklausa tam susiformavo natūraliai, kai mūsų žmonės pradėjo daugiau keliauti, ilsėtis į šiltus kraštus ir matyti tą kultūrą iš arti, pažinti ją ir suprasti, kuo jinai yra kitoniška. Tai taip kaip mes savo svečiams siūlom cepelinus, šaltibarščius ir kefyrą prie jų, tai lygiai taip žmonėms parvykstantiems iš tų šiltų kraštų mes norim tas pačias geras emocijas ir tą saulę perteikti čia Lietuvoje. Taigi mes jiems duodam šiltų kraštų vyno, mes jiems duodam šiltų kraštų specifinio paruošimo būdų padarytos mėsos, sūrio ar dar kažko tai, kas dera tarpusavį. Atsirinkdami savo produktus, visų pirma mes stengiamės rasti tokį tiekėją, kuris gamina juos natūraliu, tradiciniu, senoviniu būdu. Taigi mes vežam sūrį, kuris niekuomet nėra parduodamas supermarketų tinkluose. Mes vežam sūrį iš gamintojų, kuris po šiai dienai jį brandina kalnų urvuose arba požemiuose, kurie buvo ten padaryti kažkada tai labai senai. Mes vežam mėsą, kuri po šiai dienai yra vytinama natūraliai palėpėje, keletą metų kabant kumpiui ir šeimininkas kelis kart per dieną ateina ir kiekvieną tą kumpį apsičiupinėja. Taigi kiekvienas produktas, kuris yra mūsų parduotuvėliai, turi tiesioginį ryšį su šeimininku. Su šeimininku, kuris jį pagamino, su šeimininku, kuris jį parvežė, su šeimininku, kuris jį kažkada suvalgys. Mes norim, kad tas sąlytis ir tas žmogiškasis ryšys išliktų per produktą nuo pat jo atsiradimo iki pat jo suvartojimo.